Labas. Šį kartą mokslo naujienos, kurios paskelbtos itin plačiai tiek Amerikoje, tiek Europoje. Ir šiandien buvau paprašyta aptarti jas per LRT Labą dieną Lietuva. Kas tai ir kaip tai veikia, kalbuosiu su Vilniaus universiteto fizikos fakulteto mokslininkė daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Labą dieną. Labą dieną. Manau, ir aptarsiu jas šiame kanale taip pat. Žinoma, labai keista, kad šis epizodas pasirodo iš karto po to, kai įkeltas prieš tai buvo apie ultravioletinę katastrofą ir kvantinės fizikos gimimą, bet tai yra susijęs su kvantinėmis technologijomis ir aptarkim, kas iš tikrųjų vyksta ir apie ką eina kalba. CIA was very responsible for finding this little speck. It's like finding a needle in a haystack. Buvo paskelbta, kad naudodama pažangiausias technologijas, CŽV sugebėjo aptikti Jungtinių Amerikos valstijų ginkluotės sistemų karininką Irane po to, kai buvo numuštas jo naikintuvas. Taigi praėjusią savaitę Teheranas numušė naikintuvą su 2 žmonių įgula per karą su Iranu ir abu kariai katastrofą išgyveno. Kas minimo žiniasklaidoje, kad jis yra išgelbėtas pasitelkus Ghost Murmur technologiją. Tai yra vaiduoklio murmėjimas, labai simboliškai pavadinta, kad turima omenyje. Remiantis pranešimu teigiama, kad buvo pasitelkta kvantinė magnetometrija, kad aptiktų žmogaus kūno elektromagnetinius signalus. Konkrečiai turima omenyje širdies signalą. Ir dirbtinis intelektas šios signalus atskiria nuo aplinkos triukšmo. Todėl aš noriu aptarti, kas tiesa, kas netiesa, ką jie teigia, ką iš tikrųjų mes dabar žinome mokslo pasaulyje, kiek tai įmanoma. Nebūkime visada šiek tiek skeptiški prieš vertindami tokias naujienas. Still invisible to the enemy, but not to the CIA. Taigi, pranešime jie teigia, kad tai tarsi išgirsti balsą stadione, kai tas stadionas yra 1000 kvadratinių mylių dykuma. Taip teigia vienas šaltinis, kad esant tam tikroms sąlygoms, jei jūsų širdis plaka, mes jūs surasime. Va tai yra teiginys, kuris nuaidėjo per visą pasaulį. Ir tą sistemą sukūrė Skunkworks, slaptoji JAV gynybos rangovė Lockheed Martin tyrimų padalinio grupė. Gerai, tai kokiasgi technologijas amerikiečiai greičiausiai naudoja Irane? Kokiagi būtų tiesa? Tai labiausiai pagrįsta hipotezė, kad tai buvo kvantinės magnetometrijos ir dirbtinio intelekto pagrindų veikianti paieškos sistema. Viešoje versijoje teigiama, kad tai susijęs su NV centrais deimante kvantiniuose magnetometruose. Taip? Tai yra kvantiniai deimantai, apie kuriuos jau kalbėjau iš tikrųjų net Labas rytas Lietuva praeitais metais, nes jau buvo kalbama apie kokį didelį potencialą jie neša su savim. Tai DARPA tarp jos prioritetų, tai yra gynybos pažangiųjų tyrimų projekto agentūros dokumentuose, jau seniai yra finansuojamas būtent biologinių signalų magnetinis aptikimas natūralioje Žemės aplinkoje ir kvantinių jutiklių perkeliamas iš laboratorijos į tokias realias gynybos platformas. Tai praeitais metais Boeing lėktuvas su integruotu kvantinių jutiklių sistema ilgą laiką sugebėjo manevruoti ir naviguoti be GPS-o, naudodamas tik tais magnetinius Žemės laukus ir informaciją atskaitė per kvantinius jutiklius. Apie kvantinius magnetometrus taip pat esu kalbėjusi savo YouTube kanale, galit pražiūrėti čia. Taigi, viešai skelbiami moksliniai darbai kol kas rodo daug kuklesnės galimybės nei tos, kurios yra implikuojamas dabar amerikiečių žiniasklaidai. Greičiausiai buvo panaudota klasifikuota paieškos architektūra, kuri kvantinis magnetinis jutiklis galėjo būti kaip dar vienas papildomas sluoksnis, taip, nes tiksliausiai naudojamas buvo gelbėjimo švyturys, gal kokie tie lazeriukai, taip, apie kuriuos irgi labai seniai eina kalbos, šiluminės stebėjimo, judesio sekimas, reljefo skenavimas ir signalo apdorojimas kaip tokios technologijos. Tai jei kalbame apie technologijos versiją, kuri geriausiai atitiktų viešą fiziką, bent jau tokią, taip, tai širdies elektrinis aktyvumas, aišku, generuoja ne tik elektrinį signalą EKG, bet ir labai silpną magnetinį lauką, kuri galima detektuoti kvantiniais magnetometrais. Ir NV centrų atveju, taip, jautrioji vieta yra tas mikroskopinis sintetinio deimanto defektas, vadinamas NV centras. Tai yra azoto atomas šalia vakancijos. Tai yra anglies kažkokios tuštumos. Ir va toks centras optiškai sužadintas lazeriu ir veikiamas mikrobangomis tampa jautrus išoriniam magnetiniam laukui. Jo elektroninės kvantinės būsenos pasikeičia ir ta
pokytį galima nuskaityti optiškai. Kitaip tariant, deimantas čia jau nėra kaip papuošalas, bet kaip toks magnetinio lauko zondavimas, kuris gali būti atliktas kambario temperatūroje. Ir viešasis mokslas rodo, kad tokie jutikliai tikrai gali būti bekontaktčiai, matuoti širdies magnetinius signalus, bet ne tokiais atstumais, kokie nuskambėjo vakar žiniasklaidoje. Nuskambėjo 40 mylių, kas yra 64 kilometrai. And the CIA was unbelievable. And you may, if you can, you'll talk, it might be classified, in which case I'd have to put him in jail if he talks about it. Tai kvantinė magnetometrija turėtų būti kaip patvirtinimo kanalas naudojama čia. Aišku, dar galime skaityti tik tai, kad naktį šiluminis kontrastas tarp gyvo kūno ir dykumos paviršiaus bus labai ryškus. Ir čia, aišku, ateina ta fizikinė logika, kad gal ir galima, bet nuotolis tikrai labai ginčytinas, nes širdies plakimo magnetinis signalas, kuris yra labai silpnas, greitai silpsta didėjant atstumą tam. Įdomus faktas, jeigu norit pratęsimo, kad 2024 metais darbe su gyva žiurke deimantinis kvantinis jutiklis užfiksavo 20 pikoteslų širdies bangos magnetinį signalą. Tačiau toks jutiklis buvo laikomas vos apie 5 mm virš žiurkės krūtinės. Archyvuose yra minima, kad galima nuskaityti žmogaus širdies matavimus su deimantiniais kvantiniais magnetometrais. Autoriai parodo tiesioginį neinvazinį bekontaktį aptikimą, tačiau tam reikia vidurkinti kelis šimtus ar net kelis tūkstančius širdies dūžių. Bet autoriai pabrėžia, reikia gerai kontroliuoti aplinką. Ir realų pasaulį dar šiek tiek ankstoka. Tai tik tais parodo, kad žiniasklaidos pranešimai kartais pervertina technologinę brandą. Dėl to mes esame skeptiški. Gal čia yra labai pagražinta istorija, kaip jie surado tą kariškį. Tai tokia būtų žinutė iš vakarykščių naujienų. Sekime naujienas, kalbėkime apie mokslą, bet kartais apsvarstykime kartu, o kas iš tikrųjų yra įmanoma, o kas iš tikrųjų norėtų, kad skambėtų garsiau. Ačiū labai, su jumis buvo trumpa fizikos paskaita kanalas ir aš, daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė. Ačiū.